Sačrikal, taip vieni kitus sveikina sikų tautybės žmonės ir šiandien aš lankysiu pačią švenčiausią vietą sikų etninės grupės žmonėms – auksinė šventykla, kurią saugo barzdoti ir augaloti vyrai. Sačrikal, sir. Is this the most holy place for Sikh religion? Yes. As a Christian I can enter? Yeah, anybody can. Only shoes, okay. Go there. Panašu, kad tai paprastai vidų patekti nepavyks. Čia galioja tam tikros taisyklės. Pirmoji taisyklė, kaip ir kiekvienoje šventykloje, nusiauti batus. Sačrikal. Thank you. Antroji taisyklė, prieš einant į šventyklą nusipraust rankas. Viena iš pagrindinių taisyklių ant galvos užsidėti improvizuotą siko turbaną. Ir pati pagrindinė taisyklė, prieš žengiant į šventyklą nusiplauti kojas. Ir tik įvykdęs visus šios reikalavimus, buvau įleistas į didžiulę šventyklos teritoriją. Galbūt tik nedaugelis žinote, kad kartais ir Lietuvoje matomi žmonės su dideliais turbanais ant galvos, nors ir būdami Indijos Punjabo provincijos gyventojai nėra hinduizmo išpažinėjai, o turi savo atskirą religiją. Panašu, kad ežere aplink šventyklą irgi vyksta šventosios maudynių apeigos. Pats įdomiausias faktas apie šią visą spindinčią ir gražią šventyklą, kad šventyklos apdailai panaudota net 750 kg tikro aukso. Bičiuliai, iš to jums atsakysiu klausimą, kodėl tai yra pati mėgstamiausia mano šventykla. Dekoratyviniai kojų karpiai. Koks grožis aplink šventyklą. Labai džiaugu, kad šioje gražioje ir jaukioje vietoje laukiame yra visi žmonės, nepriklausomai nuo savo tautybės ir religijos. Taip ir turėtų visur būti.